Geriausia dalis yra štai čia, mūsų terasa. Vietiniai, jie ryžius čia. Atvykom, žodžiu, į ryžių terasas. 0 turistų sutikom, gal 2 tik tai šeimas. Kojų diena, netikėtai. Žodžiu, turime eilutę, laukiam. Labas rytas, tai šiandieną atsikėlėme iš Sidemen miestelio. Jis yra įsikūręs labiau Balio rytuose, tai mums nuo mūsų namų, nuo Mungų maždaug 2 valandos kelio, kas yra apie 60 km, bet kadangi dėl intensyvaus eismo čia, tai kelionė tikrai visada užtrunka, jeigu norim kažkur toliau pakeliauti, bet tikrai verta. Parodysiu po to, su kokiu vaizdu atsikėlėm šiandieną. Tai žodžiu, atvykom vakar, išmiegojom, išsinuomavom kaip tokį mini namuką, mini vilutę. Buvo pavadinimas kaip vila, bet ne vila, toks mažiukas medinis namukas. Labai gražus, žinokit. Jūs turit pamatyti šitą vaizdą, tai parodysiu, koks vaizdas iš terasos, kaip atrodo viskas viduj. Tai toks visiškai ekspromtų buvo surastas apsistojimo spotas, nes tiesiog dieną prieš ir kelyje tiesiog sugalvojom, kad važiuojam į Sidemen, tiesiog patostogauti, paturistauti be kažkokio plano, tai kas buvo likę iš vietų apsistojimo, tą ir pasėmėm, tai tikrai neprašojom, labai faina vieta, tokia rami, su ryžių laukų vaizdu, visiškai 0 žmonių, grynas oras, tai labai faini, labai gerai išsimiegojom, atsikėlėm, bandėm keltis saulėtekį pasižiūrėti, nes kadangi čia rytuose esam, tai kadangi saulė iš čia kyla, tai šiaip dažniausiai saulėtekiai būna labai gražus čia ir buvom kažkada seniau su palapinėm, truputį kitoj vietoj, Kintamani, tai beprotiškai gražu buvo, kėlėmės 5 ryto, 5:30, kad pamatyti saulėtekį, tai žinokit, tikrai buvo verta. Tai jeigu būsite labiau rytiniai Balio dalyje, tikrai žinokit, atsikelkit dėl saulėtekio ir nenusivilsit, bet kaip mums buvo šį vakarą, šį rytą, tai užsistatėm žadintuvus, 5:30, visą kitą ir panašiai, ir atsikėlėm ir buvo labai debesuota ir nebuvo jokio mums saulėtekio, nieko nesimatė, tai kartais būna ir taip, bet pabandyti tikrai rekomenduoju ir verta, nes, žinokit, neapsakomas grožis. Tai žodžiu, esame apsistoję, geriau kavą, Adži dar miega. Ir ką, keliausim kažkur paturistauti, kažkokio didelio plano neturim, tiesiog ekspromtų, kur norėsim, ten pristosim. Kaip ir šiek tiek esam nusižiūrėję, kur norėtume nukeliauti, tai galbūt prie krioklių, su tokiais natūraliais baseinais, šiaip labai įdomi vieta, atrodo, nesam buvę. Ryžių terasos čia labai gražios aplinkui, tai žiūrėsim, sakau, neturim kažkokio konkretaus plano, tiesiog sėsim, važiuosim, oras puikus, nelyja, saulė šviečia, karšta, tiesiog karšta yra sėdėti terasoje, tai nors dabar rytas, apie 9 ryto, bet jau saulytė tikrai pleškina, tai žodžiu, geros mums kelionės ir pasimatysim vėliau. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, padarysiu jau namuko turą. Tai taip atrodo viskas tokia princesės lova. Adži atsikėlė pagaliau. Labai viskas taip balietiškai, jaukiai. Labai fainiai. Tai tiesiog kambariukas, vonios kambarys. Toks praktiškai po atviru dangum. Tai visko galima rasti, čia visokių vatos diskelių, visko, tai šiaip dantų šepetukai tikrai pilnas servisas, visko, ko reikia. Žinokit, geriausia dalis yra štai čia, mūsų terasa.
Nu, jūs pažiūrėkite šitą vaizdą. Nereikia žodžių tiesiog. Vau, 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 vau. Ir žinot, kiek kainavo šitas namukas? 20 eurų. Tai nežinau, ar verta. Manau, kad 100% verta šitos kainos. Nu, labai gražu. Nenorim išvažiuoti iš čia. Tai atvykom pavalgyti, žodžiu, renkamės maistą. Nėra didelis pasirinkimas, tai žodžiu, aš imsiu fried rice. Tai vat pavalgysim ir važiuosim toliau, nes čia esam šalia ryžių terasų Sidemen miestelio. Tai šiaip labai gražios, tai pavalgom ir važiuojam. Tai žodžiu, čia vietiniai, jie ryžius čia yra jau derlių nusirinkę, tai žodžiu, čia dideliuose maišuose tvarkosi, dėlioja materytę. Čia kur valgom, toj pačioj vietoj. Turim draugų. Išsijėmė. Gavom maistą. Žiauriai skaniai atrodo. Šiaip labai tokia paprasta vieta, taigi kaip vietinė vieta pavalgyti. Tai labai skaniai. Ir sriubytė atrodo, ir mano nasi goreng, ir sultis labai skanios. Tai skanaus mums. Labai skanu. Nasi goreng visada labai gerai. Einam nusipirkti bilietų į ryžių terasą. Hello. What's the price? $25. Okay, 2. 2? Yeah. Thank you. Where are you from? From Europe, from Lithuania, China. and my boyfriend from Indonesia. Čip. Atvykom, žodžiu, į ryžių terasas. Šiaip netoli buvom ten apsistoję už šito miško, tai žodžiu, atvykom, bilietas kainavo 25 000, tai labai pigiai. Taip, einam pasivaikščioti po ryžių terasas. Žodžiu, prisėdam pailsėti, atsigaivinti truputį. Tai labai fainos ryžių terasos, nes nėra žmonių, esam praktiškai vieni čia. Tai visiškai toks tikras gyvenimas, žmonės dirba laukuose, ramybė. Keista, kad nėra žmonių čia, tai iš tikrųjų labai faina būti tokioje vietoje. Visiškai atrodo kaip kitas pasaulis. Žodžiu, pasivaikščiosim, parodysim, kaip vietiniai dirba. Labai fainai tokia meditacija. Refreshing time. Good. Tokias antukės priėjom, čia vat, draugės mano. Nežinau, ar jiems čia gerai, bet gal gerai. Kaimas. Sakau, kad atvažiavom visiškai tokį tikrą Balį, tai tą ir matom. Tai žodžiu, vaikštom, turistaujam. Labai žinokit, fainiai čia. Tokia ramybė, visiškai nei vieno žmogaus. 0 turistų sutikom, gal 2 tik tai šeimas. Tai visiškai tokia nesuturistinta vieta. Ir ryžių laukai
nepadaryti kažkokie tobulai gražus ar labai jau suturistinti, tai visiškai tokie natūralūs, tai labai faina pamatyti, kaip žmonės dirba iš tikrųjų. Wow, toks namelis ant viršūnės. Vienas pats, net 2 namukai tokie, kaip tokios pavėsinės, atvažiuoti, pabūti, bet tiesiog vat, vidury miško ant viršaus. Šiaip įdomu, čia vaikštom ir ant medžių čia auga duonvaisiai, kur būna pas mus Lietuvoje tokie džiovinti, geltoni. Kaip įdomiai, geras, tokie vat. Einam pasižiūrėti, kaip vietiniai dirba iš arčiau. Pasivaikščiom ryžių laukuose ir, bandom važiuoti link vieno krioklio. Esam nusižiūrėję, labai fainas ir gražus, nes ten yra tokios kaip natūralios vandens vonios, kaip baseinai. Tai labai įdomu ir kadangi esam netoli, maždaug 30 minučių kelio nuo šitų ryžių laukų, tai nusprendėm važiuoti, nors šiaip dangus netrodo labai daug žadantis ir atrodo, kad galėtų lyti, bet nusprendėm, rizikuojam ir važiuojam ir pasižiūrėsim, kaip ten kas, kadangi jau esam netoli. Tai atvykom prie Gemblingan to krioklio, tai eisim, pasižiūrėsim, kaip ten atrodo. Šiaip jau čia labai gražu. Tai nesitikėjom, kad tiek daug laiptų bus, tai sėkmės mum užlipti. Oh my god. Kojų diena, netikėtai, neplanuotai ir tai ne pabaiga. Užlipam, tikrai verta. Tai mes vykom vien dėl šitų natūralių, tokių kaip vonių. Ir kaip matau, esam vieni, tai eisim išsimaudyti. Tikrai po šito žygio. Įdomu. Užlipom į patį viršų, kur yra šitie kriokliai. Vaizdas tai tiesiog kalba pats už save. Labai gražu. Šiek tiek yra žmonių, bet ne per daug. Nėra labai turistinė vieta, tai faina vis atrasti tokių perliukų, kur nėra daug žmonių. Laukiam eilėj dabar, kad išsimaudyti. Mes nusižiūrėjom šitą, būtent natūralų baseiną, nes ten tas, kur buvo kitoj pusėj truputį per pavojingas. Bet turime eilutę, tai laukiam.
Tai žodžiu, išsimaudėm, atsigaivinom. Labai faini buvo šaltas vanduo, toks išvarus, tyras, išsimaudėm. Šiaip visai žmonių prisirinko dabar. Bet vis tiek, ne labai turistinė vieta, tai labai fainiai pabuvom. Atsigaivinom ir važiuosim namo. Tai tikiuosi, jums patiko žiūrėti mūsų nuotykius ir sekit mus toliau ir žiūrėkit, kur mes keliausim ir ką veiksim. Ate! Tai ką, gyvenimas ištinka ir sugedo mūsų motoroleris, žodžiu. Kažko tais nebeužsiveda, nebėra energijos, tai Adži bando užkurinėti ir važiuoja, aš einu. That's life. Bet dauguma vietinių tikrai labai paslaugus ir padeda.